Nu ką, bandom daryti valgyti. Žiūrėsim, kaip gausis, ne? Tai va, visų pirmiausia parodysiu, kas kaip, kur, kada ir iš kur čia yra, ne? Ką aš turiu ir nuo ko pradėsiu. Visų pirmiausia, turiu blėką, ne? Rodau, kas dėsis. 1 ryžiai, 2 ryžiai, 3 ryžiai, 4 ryžiai. Toliau, kas? Pomidorai, mozzarella sūris, dar vienas pomidorai, dar vienas mozzarella sūris. Ir ant galo vištienos krūtinėlės. Nu, toliau žiūrim, ką turim. Ir žiūrim, kas gausis, ne? Nežinau, pirmą kartą darau pati, tai žiūrėsiu, kas gausis. Kloju skardą visų pirmiausia su folija. Tai va, o toliau žiūrim, ką toliau dedam. Kaip matot, susidėjau vištieną dabar ant lentutės ir krūtinėlės, va čia pradžioj, padariau po skylutę. Va, gali pirštas jūs tą skylutę. Į kiekvieną krūtinėlę pasidariau va po skylutę. Va, kiekvieną krūtinėlę turiu po skylutę. Nu va, ką dabar turim? Čia dabar, va, kaip ir sakiau, matėt, va šičiai tas skylutės. Oi, rodau, tas skylutės sukišau mozzarella sūrio pirštelius. Va, kiekviena skylutė yra sukišta mozzarella pirščiukai. Mozzarella sūrio piršteliai, va, matot, va, visur va čia. Vai, visur va čia ir sukaišioti. O čia va, į tarpelius paėmiau, įpjausčiau krūtinėlę ir dar įdėjau irgi mozzarellos gabaliukus. Nu va, o dabar sekantis, kaip matot, sudėjau visur pomidoriukus. Ir tos pačius tarpelius, kur buvo sūriukas, visur užsidėti pomidoriukai. Nu, tai va. Nu, bet dar ne viskas. Žiūrim toliau, ką toliau turim, ką toliau darysim. Nu, ir sudėjom paskutinius, kaip matom, į tarpelius svogūniukus. Svogūniukai sudėti. Dar ir pakartosiu, yra mozzarella sūris, pomidoriukai ir svogūniukai. Na, o dabar žiūrim, ką turim, ką dar toliau darysim. Čia dar ne viskas. Darom toliau. Na, ir į dubenėlį sudėjom alyvuogių aliejus, paprikutė, pipiriukai, džiovintas česnakėlis po apačiu jau paliko druskytę. Na ir truputėlį vegetos. O čia priklauso tą, ką turim, tą ir dedam. Čia jau skonio reikalas. O dabar viską sumaišom. Va. Sumaišom viską, kad vientisa masė gautųsi. Va, gavusi man tokia vientisa masė. Žiūrėkit. O dabar dar truputėlį pagardinsiu aš savo padažiuką ir įdėsiu sojos saus, kaip sojos padažą. Nežinau, truputuką įpilu ir išmaišau viską. Maišau ir išmaišau, kad gautųsi vientisa masė. Gaunasi vientisa masė, o dabar žiūrėkit, ką darysiu. O darysiu tai ir parodysiu jum, kad va. Tap ir tapšnojam ant vištienytės mūsų. Tapšnojam. Tai va. Gerai, einam tapšnoti, ane? Reikia 2 rankų tapšnojimų, žinokit. Nu ką, mūsų vištytė paruošta. Vištienos krūtinėlės tiksliau.
Taigi va, dar kartą pakartosiu, ką dėjau. Į vidų mozarelos piršteliai, toliau mozarelos slaisai kaip gabaliukai į pačią vištieną, pomidoriukas, svogūniukas ir ant viršaus pagal jūsų norą, pagal jūsų skonį, pagal jūsų, ką jūs mėgstate, pagal tą viską, uždėjau padažiuką. Padažiukas susidėjo iš, kaip ir dar pakartosiu, iš alyvuogių aliejaus, iš toliau, kokių prieskonių turit. Aš dėjau džiovintą česnaką, paskui dėjau šitą truputėlį vegetos, druskytės, paskui paprikutės džiovintos, ko dar. Nu ir viskas turbūt. Ir vištienos prieskonių visokių ten truputėlį tokių turėjau ir pridėjau viską. Tai 3 yra su tokiu padažiuku, sojos padažas dar tiesa buvo, o kiti 3 yra dar truputėlį medaus įdėjau. Tai va, žiūrėsim. 2 skonių yra. Nu ką, einam kepti. Ką? O gavosi, kaip gavosi. Žiūrim, kas mums gavosi. Gavosi, va taip. Skanaus, ragaujam ir darom. Kyla klausimų, klauskit. Papasakosiu.